Labas. Šiandieną jaučiu didelį įkvėpimą pasidalinti apie 4 dažniausiai pasitaikančias klaidas, kai norime padaryti pokytį savo gyvenime. Kai darome pokytį, kas vyksta, tai suaktyviname kvantinę energiją savo gyvenime ir viskas labai greitai juda teisinga linkme. Taip jaučiasi viduje, kad esu ant bangos ir viskas labai lengvai, gražiai juda tavo gyvenime. Galite labai greitai per vos keletą dienų arba per savaitę iš vienos savo realybės pereiti visiškai naują. Ir dažniausiai tai būna kažkas tai tikrai nuostabaus, ko jūs norėjote, kažkas tai teigiamo ar gražaus. Darydami pokytį, kaip ir minėjau, kadangi aktyvuojama kvantinė energija, o pastaroji jinai jungia mūsų aukštesniuoju aš aspektu. Taigi, kai aktyvuojasi tas mūsų aukštesnysis aš aspektas, tai tuo pačiu metu paraleliai aktyvuojasi ir žemesnysis aspektas. Taigi įvyksta ta dualybė, tas dvilypumas arba polariškumas, kas yra visai natūralus reiškinys. Ką turiu omeny? Kad tikrai labai dažnai pasitaiko, kad žmonės tarytum jaučia, esu ant bangos, kažkoks nuostabus geras dalykas vyksta į mano gyvenime, bet kartu iškyla iššūkiai, reikia daryti naujus sprendimus, reikia daryti pokytį, ar ne? Ir žmonės išsigąsta ir galvoja, kad tas iškilęs iššūkis yra tarytum jiems kaip ženklas, kad ne, tas nuostabus dalykas, kuris vyksta mano gyvenime, kadangi iškilo šitie sunkumai, tai vadinasi tas dalykas, tas gražus dalykas ne man, gal ne dabar, dar ne laikas, man per sunku ir aš ten neisiu. Ir tada, kai jau tarytum buvai ant bangos ir jau tame poslinkyje į tą nuostabų, gražiai, lengvai, tą teigiamą prasme pasireiškinti tavo dalyką, tu tarytum užkilai ant bangos, bet jinai nuslūgsta atgal, žodžiu, nepersiverčia į tą kitą bangos pusę ir neplaukia į saugią pakrantę. Tai vėlgi, kai pradeda jaustis tas gražus dalykas, kuris tave kelia ant bangos ir tai jaučiasi gražiai, lengvai, natūraliai, tarytum viskas klostosi taip, kaip ir norėtum, kad klostytųsi, ir staiga tu patiri tam tikrus iššūkius, kurie gali būti arba vidiniai, tokie kaip vidiniai apribojimai, savisabotažas, abejonė savimi, baimė eiti į kažką tai tą naują. Bet taipogi gali būti ir išoriniai iššūkiai arba kažkokie tai iškylantis dalykai, ko mes negalim sukontroliuoti, kaip pavyzdžiui, gal negalėjai numatyti, kad susirgs kažkoks šeimos narys, ar ne, ir kad tau teks jau rūpintis. Tai vėlgi noriu užtvirtinti, kad pastebėkite savo gyvenime, kad kai vyksta pokytis ir jautiesi esi ant bangos ir jau tave neša, ar tu jau slenkiesi į tą kažką naują, kai tuo pačiu metu tarytum irgi pradeda vykti kažkokia žemuma kartu su ta aukštuma, ar ne? Tai yra natūralus dalykas. Iškilęs iššūkis, viskas su juo yra gerai. Nereikia to priimti kaip ženklo, kaip stabdžio, tau eiti į tą aukštumą, į tą gerą, nuostabų dalyką, išliekant ant bangos, nes toks yra mechanizmas. Esmė yra, kokį atsaką duoti tam iškilusiam polariškumui ir dvilypumui. Ar tu atsisakai arba sustabdai save nuo to pagreičio, kuris jau atsirado tavo gyvenime, ar sugrįžti prie senosios savęs versijos? O galbūt tu keiti savo įsitikinimus, susiduri su tais iššūkiais tam, kad taptum tuo žmogumi, į ką jau tave neša ir kas gali visą tą bangą išlaikyti, pakilti ant jos ir pilnai visą ciklą, visą bangos ciklą išgyventi ir kaip įtvirtinti savo gyvenime. Tai kokiosgi tos 4 klaidos, kurias žmonės dažnai daro, kai vyksta tas pokytis, tas linkimasis į naują realybę, į naują laiko juostą.
Tai pirmoji klaida yra, kad žmogus pameta savo vidinę stiprybę, pameta savo galią, atsisako savo asmeninės galios, kai iškyla iššūkiai. Prisimink, kad iškilę iššūkiai yra to dualumo dalis, kai geras dalykas vyksta kartu su blogu. Toks yra mechanizmas. Ar ne? Tai paprasčiau tariant, dauguma žmonių išsigąsta va to iššūkio, tai juos išveda iš pusiausvyros, daug kas priima tai kaip ženklą, kad tai, kas pradeda pasireikšti realybėje, gal jiems nėra skirta, bet būtent šitas momentas ir yra tas momentas, kuris kviečia mus gludinti tą savo vidinį deimantą, ištraukti savimeistriškumo įrankius. Tai yra mums kvietimas erdvė įvaldyti tas besikeičiančius dalykus mūsų gyvenime, išliekant stiprioje, švarioje, galingoje vidinėje energetikoje, kad negalėtumėme sugrįžti prie mūsų senosios aš versijos. Tai vėlgi, faktas, kad iššūkiai iškyla, yra geras ženklas. Tai reiškia, kad tu slenkiesi į naują realybę. Tai nereikia to išsigąsti. Vietoj to, iš tikrųjų, reikia apversti situaciją, ar ne? Užuot pasidavę iššūkiams, užuot darant tai, mes turėtumėm iš tiesų susiderinti su savo vidinė galia, patraukti į šoną visus nepasitikėjimo savimi momentus, visas baimes, ar ne, įsiklausyti į savo pasąmonę, kuri galbūt iškeldama visus tos abejonės, baimės, gal čia dar nelaikas, gal ne man, gal man tai neskirta ir panašiai, įsiklausyti į ką sako pasąmonė, pasižiūrėti, kokio šiukšlių dar neišvalėm iš savo minčių dialogo, ar ne? Ir žodžiu, tai yra kaip kvietimas patraukti tuos vidinius apribojimus ir vietoj to išlikti savo galioje. Nes išliekant savo valioje, savo galioje, savo stiprybėje, būnant įsicentrinusiu, iš tos vietos mes galime pamatyti naujus sprendimus. Ar ne? Tai žodžiu, svarbu yra išlikti savo galioje, nepamesti to kvietimo, tos jau traukos, į ką neša tave banga. Antras dalykas yra, ką žmonės kaip ir pameta, pamiršta, ar kažkaip tai jiem tai nepavyksta to padaryti, kad darant pokytį svarbu yra nepamiršti, paleisti senų dalykų, taip sukuriant erdvę naujam dalykui, į kurį tu jau slenkiesi, į kurį jau tave neša. Visam tam reikia sukurti erdvės, vietos tavo gyvenime. Tai labai svarbu yra paleisti, jau minėjau, apie kai kurios vidinius dalykus, galbūt senus įpročius, senus įsitikinimus, kažkokias senas programas, bet lygiai tas pats galioja ir išoriniam dalykam, kai galbūt tau reikia atsisveikinti su kažkokie žmonėmis savo gyvenime, galbūt tau reikia atsisakyti kažkokių tai daiktų tavo namuose, ne, kažkokių, žodžiu, išorinių dalykų. Ką sakau, kad tam, kad naujam dalykui, pokyčiui, ar tai būtų nauji namai, ar gal atsirado tavo gyvenimo meilė, gal vyksta nuostabios tavo gyvenimo svajonių atostogos, galbūt tu džiaugiesi nuostabia savo sveikata, žodžiu, kažkas jau tarytum vyksta tavo gyvenime, tai tam, kad tai ir įsitvirtintų ir kad pilnai įvyktų, tu turi tam sukurti vietos, erdvės. O kaip padaryti vietos? Tu turi atsisakyti, atsisveikinti su kažkuo tai senu, ar viduje, ar išorėje, galbūt ir viduje, ir išorėje. Žodžiu, tai gali būti bet kas. Trečias dalykas yra, kad kai darome pokytį ir slenkamės į tą
tą dalyką, į kurį mus neša banga, labai svarbu yra visą tą ir teigiamą dalyką, ir pamenat dualume esantį iššūkį, problemą, sunkumus, kurie kartu iškyla, nes tai yra mechanizmo dalis. Ten reikia visą tą dualumą ir polariškumą, visą pozityvų ir negatyvų reiškinį, su juo tvarkytis turime iš tos savo ateities versijos, kurią mes tampame energetikos. Nes jeigu visą tą naują besikuriantį dalyką, kuris jau vyksta mūsų gyvenime, tvarkome su savo senais požiūriais, sena mąstysena, senais įsitikinimais, senais įpročiais ir senom programom, tada tas naujas dalykas mūsų gyvenime neįsitvirtins. Jis galbūt truputėlį pravers duris, pravers langelį, kažkiek pasirodys, bet kadangi mes su juo elgiamės iš tų senų batų, o ne iš to, kuo mes jau tampame, tai tas langelis trumpam prasivėrė ir jisai užsivers. Ir vėl tu grįši atgal į tame, kame buvai, vėlgi neleidžiant bangai pilnai persilaužti į tą kitą bangos lūžio tašką ir išplukdinti tave į naują tavo realybę. Ir paskutinis, ketvirtas dalykas yra labai svarbus, man asmeniškai galbūt net ir sunkiausias, tai kai darome pokytį ir slenkamės į savo naujas laiko juostas ir naujas realybės, mums tenka, norim to ar nenorim, padaryti naujus, kitokius sprendimus. Kai esame mūsų vakarykštėje versijoje, mūsų senoje realybėje, mums dar nėra atskleista, mes dar nematome naujų, kitokių sprendimo būdų. Tie sprendimo būdai atsiveria tik tai tada, kai tu padarai sprendimą viduje ir tu darai pirmą žingsnį. Žodžiu, tu judi pirmas, tu pirmą emiesi veiksmo ir po to, žodžiu, tu jau įkūniji tą savo būsimosios aš versiją, įkūniji tuo, kuo tu tampi energiją, į tas situacijas, sunkesnės arba iššūkių situacijas tu jau žiūri ir su jomis tvarkaisi iš lyderio pozicijos, ar ne, išlikdama savo galioje. Ir va tada, kai jau tu energetiškai savy viduje tame susitvarkai, tada tau, kaip ir banga tave išneša į naują lygmenį ir tau atsiveria į tavo sąmonės lauką, ateina nauji sprendimai. Atsiveria, išgirskit mane tiesioginė šio žodžio prasme, atsiveria tavo sąmonį, tavo matymui, žmonės atsiranda tavo gyvenime, situacijos taip susiklosto, kurios tau per naujoviškus sprendimus, kurių tu negalėjai pagalvoti, kai ten buvai toje savo senoje versijoje, tau tiesiog, kai tu padarai tą veiksmą, kad aš priimu sprendimą ar aš einu į priekį, tau atsiveria naujas galimybių laukas ir nauji sprendimai. Visiškai nauji sprendimai, kurių tu nematei, tau dar jie buvo neatverti tavo senojoje versijoje, senojoje realybėje. Tai trumpai 4 klaidos, į kurias kviečiu nepatekti, kurių kviečiu nepatirti. Tai pirmoji iš jų, kai darote sąmoningai ar nesąmoningai, kuriate savo gyvenime pokytį, slenkatės į naujas realybės, pirma, nepameskit savo galiai. Išlikite įsižeminę, įsicentrinę savo valioje, savo galioje, savo stiprybėje, savo žinojime, kur eini, ką slenkiesi ir savo pasirinkimuose. Antra, paleiskite tai, kas sena. Paleiskite, nes turite kažko atsisakyti tam, kad susikurtų erdvė naujiem dalykam ateiti. Tiek išoriškai, tiek viduje. Trečias labai svarbus dalykas.
kad visą tą bangą, kuri tau vyksta, tuos gražius dalykus, kurie jau ateina į tavo gyvenime ir kurie kartu pasireiškia su iššūkiais ir problemom, visą tą reikia su tuo tvarkytis iš tos energetikos, kuo tu jau tampi, iš tavo būsimosios versijos, iš tos tavęs versijos, kurią tu nori tapti ir į kurią tu jau slenkiesi, į kurią tave kviečia ta jau tave nešanti banga. Ir paskutinis, ketvirtasis dalykas, tam, kad jūs tikrai įtvirtintumėt savo gyvenime tą naują, nuostabų, beatsiveriantį jums dalyką, jūs privalėsite atlikti naujus sprendimus. Ir tie nauji sprendimai jums atsivers tik tai po to, kai tu su drąsa padarysi pirmą žingsnį. Nesvarbu, kad viduje yra tas drebuliukas, šiek tiek baimės, šiek tiek galbūt nepasitikėjimo, šiek tiek visų tų, gal ne man, gal dar nelaikas, gal aš dar pabūsiu ten, kur buvau, gal dar čia viskas ir taip gerai. Patraukti visus šitos gal į šoną, padėkoti, sakyti ačiū, aš jūs paleidžiu grįžti atgal, aš ten, kur atėjo, bet šiandieną aš renkuosi tai. Tik šitą žingsnį padarius, jūsų visa energetika ar sąmonė pasislenka į naują laiko juostą, į naują lygmenį ir tik tada jums atsiveria naujas spektras sprendimų, apie kuriuos jūs negalėjot pagalvoti, kai buvote dar tenai. Ir vat, kai padaro tuos naujus sprendimus, jūs ta banga išneša, pilnai nuleidžia jūs, atneša į krantą ir leidžia jums, padeda įtvirtinti pokytį jūsų gyvenime. Tikiuosi, kad tai, ko pasidalinau, buvo naudinga ir man pavyko perteikti žodžiais tai, ką patiriu. Pati taip patiriu tiek darydama mažyčius poslinkius, tiek taipogi didžiulius poslinkius savo gyvenime, nes žingsniai arba šitos klaidos, šitie 4 momentai, apie kuriuos pasidalinau, jie visada yra tie patys. Ir čia yra tiesiog vidinio savimeistriškumo reikalaujantis momentai savyje pastebėti, susitvarkyti viduje, išlikti savo galioje, pertvarkyti savo įsitikinimus, baimės, abejonės, tos vidinius mechanizmus, pasižiūrėti, kas mano aplinkoje galbūt šiandien jau man nebeveikia, nebetinka, paseno, to viso atsisakyti, paleisti, taip sukuriant vietos, erdvės naujam dalykui į mano gyvenimą ateiti ir tada eiti į tą naują dalyką iš galios įsicentrinusios, įsižeminusios pozicijos, daryti pirmą žingsnį iš savęs, nes jeigu tu nedarai pirmo žingsnio, tavęs tavo aukštesnysis aš nebeveda į priekį ir tavo visa energetika nebesišiftina į naują vietą. Tai tu darai pirmą žingsnį, tu darai sprendimą ir tik tai padarius tau atsiveria naujas sprendimų laukas, nauji sprendiniai, nauji žmonės, naujos galimybės, naujos situacijos, kurios tave išneša su visa banga iki galo. Pakartojau visas procesus ir žingsnius net 3 kartus, skirtingais būdais, tikiuosi padėdama jums įtvirtinti suvokimą savyje. Tad labai linkiu patirpti tą gražų pakylėjimą būnant ant bangos, nesileisti bangai būti suvalgytam arba gręžtam atgal, pasimėgauti tuo momentu, kai esi galbūt jau banga verčiasi į kitą pusę ir tu esi bangos viduje. Ir be abejo linkiu džiaugsmingai išplaukti į naują krantą. Ačiū tau.